Labas, sveiki, labas, į sveikatą, su vandeniu, šiandien, reikia išgerti, ne? Nu, kas su vandeniu, kam tik atrodo vanduo, bet čia nesmė gal, ne? Degtienė. po 100 mililitrų įmam kiekvieną kartą. Ant drąsos prieš kamerą. Ant drąsos labai bijam. Tai va, sveiki, mielieji, tarp kitko, sveiki, sugrįžę namo į mūsų emigrančių jau studiją. Gali patikėti, kad pradėjom, dabar jau 4. podcastas šį sezoną, 3. Ir jau lapkričio mėnuo. Lapkričio 1, ne? Išeinam. Žiauriai, ne? Žiauriai. Kaip su Halloweenu. Su Halloweenu. Raganus ir velniai žiūrėtojai. Tai va, kaip visada pradėkime nuo padėkų jums. Širdutė visiems. Ačiū labai už viską, ką jūs darot. Ir šėrinimas, ir širdutės, ir komentarus, ir laikus, ir komentarus gerus, ir blogus. Ir svarbiausia, įdomiausia, ir turbūt geriausia yra jūsų diskusijos komentarus. Taip. Ta galima, negalima, čia reikia, nereikia, čia neteisingai, čia teisingai. Čia man pasakė, čia taip, aš taip girdėjau, naip, ne? Ir mums reitingus kelia ir blogi komentarai dar labiau, nes jie dažniausiai susilaukia dar daugiau to, tai mes esam dėkingos už gerus, už blogus, už visus komentarus visose mūsų platformose. Ačiū jums, mielieji, mes jūs mylime. O šiandien norim jums papasakoti. Sakyk, ką myli žmonės. Tai tu jau pasakai su tiek daug meilės, aš tik tai rodau ženklus. Tu rodai tik tai iš pašonų. Tai va, mes jūs mylime ir šiandien turime jums naują temą. Ir šiandien kalbėsime apie UK. Aišku, viskas pas mus yra apie UK, ne? Dažniausiai, bet mes ruošiame kelias laidas ateityje biškį apie platesnes. Bet šiandien mūsų tema yra apie mokesčių susigrąžinimą. Tiek daug sklenda, koks ten tas žodis, legendų apie mokesčių susigrąžinimą. Aš išvažiuoju iš UK ir noriu sugrąžinti mokesčius. Ar aš gyvenu UK ir noriu sugrąžinti mokesčius. Ką daryti, kaip tai padaryti, su kuo tai valgoma, su kuo nevalgoma. Išsklaidysim visas tas legendas ir tuos mitus, kad žinotumėt kaip faktą ir nereikėtų klausytis visokių nesąmonių, atsiprašom. Petrutė ir Kazytė. Danutės bendradarbio pusėse. Su pagarba visoms jums. Jo. Arba dar taip. Mano bendradarbės tetos sūnaus brolis, jam buvo taip. Tai kiek ten bus teisybės, jau vienas dievas. Aš visą laiką sakau, jūs atneškit dokumentą, parodykit ir tada mes jau šnekėsim. Ne, tai ten tikrai atneškim dokumentą, pasižiūrim ir tada mes jau šnekėsim. Ja. Tai va, tokia bus tema mokesčių susigrąžinimas, viskas apie mokesčių susigrąžinimą ir mes tai galime jums papasakoti dėl kelių žmonių, tokių kaip mūsų rėmėjai, kurie prisideda prie mūsų laidos. Ir mūsų tradicinis ilgalaikis rėmėjas Robert iš NT Financial Services vėl remia šį mūsų podcastą. Ačiū Robertai, ne? Labai ačiū. Ačiū tau ne tik tai, kad už mumis remi, bet ačiū, kad ir gerai darai savo darbą ir padedi lietuviams sutvarkyti jiems su visom paslaugom, kurias tu siūlai, tai ir su visais būsto paskolom, jeigu žmonės nori pirkti namą, ir nori pirkti namą savo, ir nori pirkti namą duoti į nuomą, ir nori gal neturi daug pinigų, ir nori tą sharing ownership, ir nežino, su ko to valgoma, ir visi žmonės puola pas Robertą, nes jisai viską atsakys. Lietuviškai, normaliai, draugiškai. Nuotoliniu. Ar jūs Škotijoje, ar jūs Londone, ar jūs Birminghame, ar jūs Airijoje? Ne, čia nais Belfaste galbūt sėdit, Kraigavone galbūt. Vis tiek yra po mūsų video, komentaruose, aprašyme, susirasite Roberto kontaktus, nes galite rašyti ir bendrauti iš belenkurios UK vietos. Taip, ir atsiminkite visada, kad Roberto pradinė konsultacija, tas toksai skambutis, pasižiūrėti, ar jūs galite dirbti kartu, yra nemokama, paskui jau aišku, kaip ir visi, niekas... Ko lietuviui daugiau reikia, kai tu nori kažką įsiaiškinti? Kad būtų nemokamai. Kad būtų nemokamai ir lietuvių kalba. Va, Robertas ir tą atitinka. Ir mes visada didžiuojamės labai savo rėmėjų, didžiuojamės jo darbu, didžiuojamės tai, kaip jisai dirba, kokia jo yra darbo, jei tik koks jis yra kaip žmogus. Kiek žmonių sako gerų komentarų apie jį. Apie patį Robertą, kaip jisai dirba su žmonėm ir kaip pasiūlo ir išaiškina viską. Ir tiek daug paslaugų turi. Ne tik tai, kad paskolos visokio ten, būsto paskolos visokio tipo, plus su paskola visą laiką ateina ir reikia advokato, ir
gal reikia notaro, ir reikia draudimų, namo draudimo, gyvybės draudimo, ten būsto visokių draudimų, nelaimingo atsitikimų, gal nori draudimo, jeigu esate self-employed, gal reikia draudimo. Taip. Jis padės jums naviguoti ten, kur jums reikia. Plus, o dar testamentas. O kur tas, jo, kur testamentas, čia mums labai įdomu, turbūt mes salkę tą testamentą užkabinam, nes mums čia įdomu. Kaip, kad žmonės, kai perka namą, labai dažnai pamiršta, ne tai, kad ir ne namą, visokių dalykų, negali turėti, investicijų, pinigų, daug ko. Dažnai žmonės pamiršta, kiek dažnai tavęs klausia, kai tau yra 35 metai, ką tu darysi, kam bus kas prižiūrės tavo vaiką, jeigu tu rytoj numirtum? Arba kur liks tavo namas, jeigu tu rytoj numirtum? Kas pasiims tavo pensinį fondą arba ten tavo santaupos banke? Tai čia daug yra testamentas. Daug yra tokių dalykų, apie kuriuos reikia pagalvoti. O ypač aš norėčiau paraginti žmonės pagalvoti apie draudimus, įvairius gyvybės draudimus, o ne pajamų draudimus, visokius kitokius draudimus, nes draudimų nereikia tol, kol nieko neatsitinka. Faktas. Taip, o kai atsitinka, kur yra tas draudimas ir jeigu jis yra, tai ačiū Dievui. Tai Robertas gali jūs pakonsultuoti. Ne visada apie tuos skirtingus draudimų tipus, kaip jūs galite apsidrausti ir galite gauti tikrai tą informaciją. Reikia pagal situaciją. Ir jisai sakė, kad dėl draudimų tai yra nemokama. Jums ta konsultacija yra nemokama, tas pats draudimas, apdraudimas ir taip toliau yra viskas nemokama. Tai įsivaizduokit, kaip tai yra naudinga, kad žmogus tenais nereiks jums mokėti, kad jūs apsidraustumėt kažkur tai. Gautumėt lietuvišką informaciją, apsidraustumėt ir taip toliau. Labai didžiuojamas. Nebijai susirgti, nebijai suslaužyti koją, jeigu reikia kažką. Nieko nebijai. Mažiau bijoti reikia. Daugiau daryti, daugiau susirasti. Išsiaiškinti ir padaryti sprendimą. Taip, ir viską padaryti. Tai va, ačiū tau, Robertai, ir tikrai nuo širdies rekomenduojam. Tikrai, 100%. O dabar, Airida, tai žinai, dažniausias klausimas, aš jau čia kaip pasakysiu, kur matau visur, viską tiesiog eina. Aš po 10 metų išvažiuoju iš UK. Ar gali susigrąžinti dabar tos visus mokesčius, kur man nuskaičiuodavo National Insurance? Dar čia tai dar vienas klausimas. Dar dažnai žmonės klausia ir mūsų, ir kiek mes emigrantys, Messenger, kiek gavom, papasakokit apie tą mokesčių susigrąžinimą. Kodėl mano bendradarbiui atsiuntė čekį, sugrąžino mokesčių, o man nieko. Ką man čia reikia daryti? Labai dažnai žmonės tiesiog nesupranta, aš nežinau, kadangi kaip yra Lietuvoje, bet UK žmonės labai dažnai nesupranta, kaip tas veikia. Kaip tas veikia, su kuo tas valgomas ir kodėl vienam yra, kitam nėra. Tai iš karto pasakau, aš nesu jokia buhalterė, neturiu jokios buhalterės ten licencijos ir panašiai. Bet esmė yra UK tokia. Jeigu tu nori susigrąžinti mokesčius, nes ten tau manai, kad per praeitais metais per daug sumokėjai, tu nieko dėl to nepadarysi. Nebent gal kreipsi buhalterį, kad peržiūrėtų tavo taksų kodą, ar ten tikrai viskas yra gerai, gal kokie yra marriage allowance gali pritaikyti ten, kad būtų kažką taip iškelti to mokesčių. Paderinti, bet niekas tau, nėra kažkokios formos susipildyti, kad aš noriu dabar kleiminti mokesčius už praeitus ten 10 metų. O Jėzus. Ar ten, kad ir metus. Tai esmė yra tokia, jeigu jūs permokėjot mokesčių, jums tas čekis arba ten žinutė laiškas, kad kleiminti dabar eina per internetą, ten tiesiai į banką, per dieną, per 2 praveda greičiau negu čekį. Nieko daryti nereikia. Valstybė už jumis padarys. Taip. Jums svarbiausia nepamiršti, kad HMRC turėtų jūsų gerą adresą, kad atsiųstų tą čekį. Ir man tikrai tai buvo. Aš esu permokėjus ir su manim pačia susisiekė su manim ir pasakė, jūs praeitais metais permokėjote. Čia jums čekis arba tenais eikit online, užsipildykit, kaip jūs jį norit gauti. Tai tikrai susisiekė ir nieko nereikėjo man ieškoti ir gaudyti vėją laukuose. Nieko, man atrodo, ir nepadarysi. Man pačiai irgi ateina buvo ateis neseniai tas čekis, tik tai su čekiu yra problema ta, kad jeigu tas čekis atėjo ir tu jį pametėjai, arba koks nors ten tavo kaimynas pas tave apsistojęs gyvena ar kažką, arba čekis nuėjo į kitą adresą, tu jau iš mokesčių inspekcijos to čekio nepaprašysi iš naujo. Jeigu tu jį pražioplinai, tai tu jau pražioplinai. Jeigu tavo čekį paėmė paštininkas arba čekį paėmė koks nors, nežinau, atėjęs valyti tau namus koks nors, arba ten susipikai su vyru, bet jis paėmė tau čekį, jis įdėjo savo banką, nors HMRC galėtų ir patikrinti ir matytų, kad tas čekis yra pas vyro sąskaitoj,
Bet jeigu tu pražioplinai, tai jau tu pražioplinai. Tavo bėdas. Tai už 10 metų ar aš galiu susigrąžinti mokesčius? Tai va, jeigu tu gyveni UK ir tu niekur toliau dirbi, arba ten biški dirbi, keiti darbus, tau tie mokesčiai ateina grąžinami automatiškai. Jau yra visiškai kitas dalykas, kai tu palieki šalį brangusis brangioji. Tai va čia žmonės dažniausiai ir nori. Aš išvažiuoju tipo Lietuvą po 20 metų ir jie galvoja, kad jie gaus kokį ten 20 štukų už tos visus mokesčius, kuriuos jie mokėjo, kol dirbo. Tai ar čia yra toks dalykas ar ne? Ne. Ne. Vienareikšmiškai liūdnų veidukų, bet ne. Nes tai yra dėl to, kad kai dažniausiai va tie mokesčiai dar, kurie būna, kaip čia pasakyti, automatiškai grąžinami, nes tu čia dirbi, jie yra dėl to dažniausiai, kad tu turbūt keitei darbą, tavo taksų kodas. Permokėjai kažką biškelį. Ar keitei darbą, buvo tarpas. Nes šiaip, jeigu gerai žinau, taksų kodas yra tau paskiriamas, nes tu turbūt dirbsi visus metus. Tai jeigu ten, pavyzdžiui, keiti darbą, arba ten perėjai iš employed, self-employed, jeigu kažkokį buvo nuansų, nes jeigu tu reguliariai dažniausiai dirbi vienam darbe ten 15 metų, tai tu per tą 15 metų turbūt niekur negausi, nes viskas eina nuosekliai. Bet tuo laikotarpiu, kai keiti darbą, arba ten buvai gal biuleteniai daugiau, ar kai būna jau kažkokių didesnių nuansų, tada dažniausiai galima tikėtis, kad tas čekis ateis. Arba prašyti buhalterių, kad žinai, patikrintų. Šiaip, prieš einant kalbant apie kitą mokesčių dalį, kai išvykstant į UK, jeigu aš kažką nusišneku, nežinau kaip čia, kaip ir labai gerai sutapo, mūsų antras šios dienos rėmėjas yra buhalterinė, kaip gali sakyti lietuviškai, buhalterinė ar buhalterinė kontora. Kontora, kompanija. Jinai vadinasi, biški taip ir angliškai, Info Consultants Ltd. Kompanija. Yra keli darbuotojai ir jie teikia visas pagrindinės buhalterinės paslaugas. Tai va, kelias esu užsirašysi, vėl kaip Gintarė sako, po mūsų postų tiek Facebook'e, tiek čia po aprašyme bus visa informacija, kaip susisiekti, tai ar telefono numeris, e-mailas, ar Facebook'e, kaip lengviau. Bet praktiškai teikia visas paslaugas apie taksus susigrąžinimą, jeigu esi self-employed, vieta mokesčių susigrąžinimai visi. Plius dar ant viršaus daro pasus, vizų aplikacijas. Labai gerai, ir pašalpom pataria. Plius, jeigu turite savo LTD kompaniją, jeigu, pavyzdžiui, esate self-employed, padaro visus mokesčius, deklaracijas, jeigu turi LTD kompaniją, daro visus payrolls, jeigu reikia darbinti žmonės, kaip sutvarkyti, CICs, nežinau net ką reiškia, čia turbūt bus su kontraktais visokiais. Ir plius visi vatai LTD kompanijom. Tai kad ir kaip jūsų reikalai, kad ir kokie praktiškai jūsų reikalai būtų susiję su pinigais, finansais, taksais ir mokesčiais, viską padarys. Iš mano asmeninės patirties irgi jos naudoju. Tu pati naudoji paslaugom. Tai aš paprašiau leidimo per savo konsultacijas, kai per darbą, ar galiu juos rekomenduoti kažkien kitiem, jeigu aš nežinau atsakymų, nes aš ne buhalterė. Tai labai daug žmonių parašo, ačiū Irida už, žinai, Info Consultant, už visą rašo Info tada. Sako, ačiū, kad parekomendavai, žiauriai gerai sutvarkė, padarė, nes patikėk manim, be galo daug žmonių, kaip sakyti, be galo daug žmonių skundžiasi, kad man buhalteris nepadarė to. Man buhalteris pasakė, kad padarė, iš tikrųjų nieko nepadaryta, paima pinigus, neatrašo. Baisu, ne? Londone visokiuose tų buhalterių, kurie apsimeta, yra be galo daug. Ir žinai, turėti žmogų, kuriuom tu gali pasitikėti savo finansai, nes tokių baudų gali prisidaryti. Kad tu neduok. Kad tau smagu nebus ir gerai nepasirodys. Nes, pavyzdžiui, man pačiai, aš buvau self-employed prieš labai daug metų. Ir parašiau Info Consultants ir sakau, priregistruok mane vėl self-employed, kad būsit mano buhalteriai, kad viską padarytumėt. Ir aš noriu, kad man nieko nereikėtų daryti. Aš tik atsiųsiu, kiek uždirbau, kiek išleidau ir viską padaryti. Prisiregistravo, atsiuntė laišką, kad dabar kad mano priregistruoti buhalteriai. Irida sako, beje, tau yra 4 svarų dar skola, HMRC. 14 metų yra 4 svarai, neatsimenu net ten už ką, nes ten tas buhalteris kažko nepabaigė, nepasakė. Ačiū Dievui, kad tik 4 svarai.
Tai galėjo būti tūkstančiais. 4000. Ir aš skambinu į National Insurance ir HMRC, visur pakeičiau pavardį, kai ištekėjau ir adresą, viską duodu. Nei gyvenime negavau jokio laiško, nei e-mailo, kad man auga skola. Tai vat labai dažnai ir tikrai aš bent jau matau internete, grupėse, kad žmonės rašo, gal galit rekomenduoti buhalterius, kažką tai va, prašau, patikimi, išbandyti, pačių bandomi, pačių, sakau, naudojamos paslaugos. Tai drąsiai kreipkitės, vėl rasite visus rekvizitus ir jums sutvarkys ir jums neleis nuskesti ir paskesti tame liūne. Skolų liūne. Mokesčių liūne nesumokėti. Tai Info Consultants ir plus, kaip mes sakėm, reklamuojam tik tai patikimus, išbandytus ir gerus produktus, ne jokius skemus ir ne kažką nedaug dievę emigrantam. Ir taip kitoj šalyje UK yra sunku, tai ką jau pakalbėti, kad dar ir skemus reklamuoja, ne? No. Tai info yra išbandyta ir manęs, ir mano daug klientų, kurie parašo. Ir plus Facebook'e matai, kad juos ir taip jau rekomenduoja. Tu žinai, kad tai yra patikimas žmogus, o patikėti savo finansus tikrai bijai, jeigu jisai pats prašosi, aš tau padėsiu vietoj to, kad jį kažkas rekomenduotų. Tai jau, žinai, baisu yra. Tai va, jeigu reikia, gavot laišką permokėti mokesčiai, gavot laišką, kad didelė mokesčių skola, jeigu reikia sutvarkyti, kad yra kažkas per daug neaišku ir nenorit prisivelti, nes labai dažnai žmonių rašo, Rita, gavau šitą skolą, ką daryti. Čia telefono numeris, kreipkitės Info Consultants, visą laiką nukreipiu, po savaitės 2 gaunu žinutę, ačiū, viską padarė, sprendė, sutvarkė. Tiesiog puiku. Plus viskas lietuviškai. Labai kaip ir mums svarbu, daug kurie nekalba tobulai ten ar labai gerai angliškai, tvarkyti finansinius su mokesčiais, su mokesčių inspekcija dalykus ir taip nėra lengva, ką jau bekalbėti, kad užsienio kalba reikėtų daryti. Tai va, Info Consultants viską daro lietuviškai. Viskas nuotoliniu taip pat, nesvarbu, kur esate, viskas daroma per nuotraukas, skenus ir per internetą, viskas yra per jūsų tas paskyras mokesčiai. Tai kuo daugiau bereik norėti, ne? Kuo daugiau bereik norėti, iš tikrųjų labai gerai. Tai va, aš manau, grįžtant prie to mokesčių susigrąžinimo. Labai kas svarbu žmonėm suprasti, žiūrėkit, yra labai paprastas sakinys, labai paprasta formulė. Jūs galit susigrąžinti permokėtus mokesčius, bet ne sumokėtus mokesčius. Tai turbūt yra frazė, kur reikia ir padaryti, kai rašai ir bold, ir highlight, ir pabraukta, ir paryškinta, ir didžiosiam raidėm. Taip. Jeigu jūs tiesiog sumokėjot mokesčius, jūs jų negalit susigrąžinti. Jeigu jūs permokėjot mokesčius, jūs juos galite susigrąžinti. Bet ten, kada jūs suprantat, valstybei sumokat mokesčius, ne valstybė pasiema, jie paskaičiuoja, kad čia tais mokesčiais jūs, ten eisit pas daktarus, eisit keliais važinėsit, ten naudositės kitom paslaugom, kuriuom tie mokesčiai nueina, kada valstybė susirenka, tai jūs negalite krašto apsaugai, švietimui. Jūs negalite 20 metų čia dirbti, mokėti mokesčius, ir paskui gyventi, viską ten naudotis, po to aš išvažiuoju, dabar viską atiduok. Taip nėra ir nebuvo ir nebus. 100% faktas. Ką vėl, gal kitiem buvo kažkaip kitaip, bet iš pavyzdžių, government puslapį, UK valstybiniam puslapį, aišku, ta informacija keičiasi. Aš atsimenu vieną kartą ir padariau reelsą apie kažką ir sako, ir vienas komentuotojas sako, jau ta informacija pasikeitė. Kaip greitai, va, matai? Nusinčiau screenshotą, sakau, ne, government puslapį dar nepasikeitė. Po kokių 3-4 dienų jinai pasikeitė, padariau naują video, kad ta informacija jau pasikeitė. Tai ta informacija belenkad jinai gali keistis. Taip. Gal mums nesvarbu šitą paminėti kiekvieną podcastą, kad mes nesam kažkokia tai valstybinė institucija. Mes tiesiog perteikiam žinias, ką mes žinom, bendrą žinias. Kartais iš patirties žinom, kartais reikia ir skambinti, ir domėtis, ir naršyti. Tikrai padarom, kur reikia. Bet nėra emigrantas pasakė, tai per amžius amen, dabar viskas. Apšventinta, taip negali būti. Plus nesam mes nei ekspertės, nei vienoje šitoj turbūt laidoje, apie ką aš nekam, nei buhalterės, nei mortgage advisorės, nei kažką ten kokių šuniukų, aš nekėjom apie šuniukų draudimus, nesame jokios nei draudėjos, tiesiog tai yra bendra patirtis ir žinojimas ir informacijos ieškojimas ir jis perteikiama, ta informacija yra perteikiama jums tiesiog lietuviškai. Taip. Gal kažką žinot, gal kažką girdėjot, gal kažkas yra, kažką girdėjot, bet neaišku, kaip čia
vienas sakė taip, kitas sakė taip. Tai va, pasiklausot emigrantės, išsiaiškinot, kaip iš tikrųjų yra. Airida kursus eina, nesustodami tenai varas tais kursus. Neseniai skaičiavau, jau turiu 16 diplomų. Nu va, tai irgi nėra visai, kad iš oro žmogus mokins. Ne, tada aš nesu ten, jeigu šnekam apie draudimus, nesu draudimus, jeigu šnekėsim apie pensijas, aš turiu gal kokį 4 UK ten pensijų tų diplomus, sertifikatus. Tai jau sakysiu, kaip yra, jau faktas, bet turiu meni kitose srityse, aišku, faktas. Diplomuotas. Negali visko žinoti, tik durnas gali galvoti, kad viską žino. Tik durnas. Jeigu tu tikrai manai, kad tu viską žinai, vadinasi, tu nežinai. Jo. Čia labiausiai tas geriausias. Arba, žinai, posakis, kuo daugiau tu sužinai, tuo daugiau tu supranti, kiek daug dar tu nežinai. Tai žiauriai. Teisybė, ne? Nes kai žinai, biškai atrodo, aš viską žinau. Pradėt gilins, galvoju, o Jėzau, dar ten, ir dar ten tas yra, ir dar čia 50 knygų apie tą, žodžiu, ir kuo daugiau žinai, tuo tau daugiau verėsi tos, žinai, galimybės. Atsirėmė Pandoros skrynia. Jo, o durnėlis, čia perskaičiu, aš viską žinau. Va, pasakysiu tuo jum. Jo, aš neskaitysiu toks knygos, aš taip, viską apie tos santykius. Aš jau galiu būti santykių ekspertas. Aš turėjau 2 santuokas, aš jau viską žinau. Bet tu 3 santuoko nepavyks, vadinasi, tu kažko nežinai. Kažkas tau nėra negerai. Kažkas vyksta. Ką dirbė, ne? Tai va, jeigu tu sugalvoji žmogau grįžti į Lietuvą ir Ispaniją, nesvarbu, kur palikti UK, ir tu čia dirbai, mokėjai mokesčius, tai ką tu tada daryti? Tada yra tokia stebuklinga forma, paprasta labai ten kelių 6 gal lapų, P85 vadinasi. Labai žmonė maišosi, nes kad pildyti P85 reikia P5. Žinai, tas P tie skaičiai. Kokį? P60. Ne, čia ne to. Jo. Tai P80 pildai, taip ir vadinasi, man atrodo kažkaip get your tax right when moving abroad, kažkas tokio. Vienu žodžiu, duok užklausą, kad peržiūrėtų tavo taksus, tavo mokesčius, kai tu palieki UK ir vyksti kitą šalį. Bet jie tik tai pažiūri, ar jūs permokėjot, nedamokėjot, tam žodžiu, kokia situacija. Visą laiką yra rizika, tai va, kai užsipildai tą formą, tai nereikia įkelti tą P5, nes vadinasi, tu išėjai iš darbo, kad tu jau nebemoki mokesčių, nes tu esi bedarbis ir tu palieki šalį. Tai visą laiką rieka rizika, kad kai tu išpildai tą formą, jie perskaičius per paskutinis kelias metus, kiek tau buvo tų permokėtų mokesčių. Tai va, dažniausiai žmonės, kai palieka šalį, labai retai, kad gautųsi idealiai pilni mokestiniai metai, ne? Taip. Vis tiek baigiai darbą. Išvažiuoji balandžio 6 lygiai. Baigiai balandžio 5 ir balandžio 6 jau išvažiuoji. Čiau. Ja. Viskas tą pačią dieną tvarkyti. Ja. Tai labai retai tai būna, tai dažniausiai visiems būna tų permokėtų mokesčių. Bet nepamirškit, kad visų yra rizika. Gal jums buvo kokia klaida ir jie peržiūrės jūsų mokesčių, jūsų taksus visus, jūsų visą, pagal jūsų national insurance, atkas jūsų visą, ką jūs esate dirbę, pridirbę. Gal jums yra skola, gal jums yra taksai nedamokėti. Nors būna labai retai, nes kaip HMRC mokesčių inspekcija gerai padaro tą taksų kodą, nustato, bet jeigu jie buvo padarę klaidą, gali dar reikėti ir susimokėti prieš išvykstant. Nors tai retai, sakau, būna, bet būna. Tai reikia tiesiog prisimti neatsakomybę, kad gali būti toks dalykas. Tai va, jums dabar labai aiškiai, ką reikia daryti, jeigu norit, kad pertikrintų, ar yra permokėtų mokesčių, bet sumokėtų mokesčių tą formą jums negražins. Nieks negražins, nieks. Kad ir kas sako, jeigu kas nors online jums sako, kad jūs gyvenate 18 metų, jūs galite susigražinti sumokėtus mokesčius, meluoja. Jau iškart skemas, ragas. Ir mes dar padėsim gražinti. Mes padėsim jums susigražinti sumokėtus visus mokesčius, tai bėkit kuo toliau į kraštą. Blogiausiu atveju pasitikslinkit su Info Consultants, kur, žinai, yra patikima buhalterinė kompanija, kur pasakys, kaip tai yra. Bet faktas, kaip šviesa, yra ne sumokėti mokesčiai, o mokesčiai, kuriuos jūs permokėjot, galite su ta P85 forma. Taip. Ir duoti užklausą, kad jums perskaičiuotų. Ir žinai, kas yra dar geras dalykas su ta forma? Kad aš išvažiuoju į Lietuvą ir užsidariau bankų sąskaitą, ką man dabar daryti, ar neturiu adreso. Gali duoti, gali pasirinkti, arba tau duoda tos pinigus grąžina čekį, ir tam čekio variantas yra arba atsiūs į tavo adresą, tavo vardu, kur nori, arba gali duoti patikimo žmogaus adresą. Kad žinai, kad jisai neįsidės savo sąskaitą. Jo, tų pinigų. Arba gali duoti banko sąskaitą,
Jeigu savo turi, gali duoti savo bankų sąskaitą, va tau kai bus jau Lietuvoje, pavyzdžiui, ar ten kokio Ispanijoje, tau pervesi tą anglišką bankų sąskaitą. Arba jeigu išvažiavai ir tu nebenori tos angliškos sąskaitos turėti, duok savo kokį nors pažįstamą, kad jisai gaus tavo tos pinigus, jis praves tau į tavo kokią tu nori sąskaitą. Taip. Nereik nieko įrodinėti, užrašai bankų duomenis, aš esu ten Ridane, noriu gauti į Danguolę Petraitytės bankų sąskaitą ir jinai gaus tos pinigus. Jau jeigu jinai gavo ir mes susipykom, tai jau mano problema. Reikit susitaikyti. Tada prašysim atleidimo. Prašau, atleisk. Jo. Tai va, tai labai tas svarbu, ne, ir visi tie žmonės, kur sako, mano tenais brolis po 8 metų išvažiavo, va, ten kažką užsipildė ir gavo 5,000, jis gal buvo permokėjęs, tiesiog tų mokesčių užsipildė ir gavo ką permokėjęs, bet jeigu jis nieko nepermokėjęs, jis nieko negavo. Taip, yra, jo, nepamiršti to, kad kitas žmogus gal gaus 200 svarų, nes jisai dirbo 7 valandas per savaitę. Kitas žmogus gal uždirba 120 000 per metus ir dirba ten po 60 valandų. Tai jo tie sumokėti mokesčiai yra žymiai didesni ir jeigu permokėti mokesčiai yra ten 20 kartų didesni. Daug didesnė, taip, iš tikrųjų. Tai ir tas turi įtakos, nes ne visi mokam, gal taksų kodas ir tas pats, tai pavyzdį, ne? Bet mokesčius tai mokam skirtingus. Pagal kiek tu uždirbai tų minučių, tų valandų, kokia tavo alga gavosi, nuo tos algos tu moki. Tai jeigu mes dirbam vienodai, bet vieną dieną aš buvau pasiemus siką, nes man blogai jaučiausi, tai mes jau mokėsim tą mėnesį. Nors alga valandinė, pavyzdžiui, ta pati, mūsų mokesčiai jau tą mėnesį skirsis. Tu mokėsi daugiau, aš mokėsiu mažiau, nes aš nedirbau. Ir yra tokių žmonių, ir yra, kur daug uždirba, ir kur yra mažiau uždirba, ne, ir mes, emigrantai, esam visur. Man taip juokinga, aš atsimenu, čia prieš kelias mėnesius gal komentavo, kažkokį mūsų ten postų, nežinau, net neatsimenu, kažkokius tai postų, moteris rašė, tipo neigiamą komentarą ir parašė, eikit dirbti normalių darbų kaip visi emigrantai. Ir, žinai, tipo ten eikit į fabriką dirbti kaip visi emigrantai, tipo čia baigit, žinai, laidas vesti. Ir aš galvoju, kaip yra, žinai, ne, juokingai, žinai, bet aš galvoju, kaip sunku žmogui, ne, jisai pats savo užsidės tokias lubas, ta prasme, kad tu gali tik iki čia eit, žinai, ir neik daugiau, nes tu esi emigrantas, tu eik dirbti kaip visi emigrantai, nes visi emigrantai turi dirbti žiauriai sunkiai, šalty, ten, blemba, ir nieko blogos tais darbais, ne, ten tais vištinykais taip toliau, bet darbas yra darbas, bet tas toks blokas mentalinis, ne, tas tokios lūbos. Tu savo pats užsiblokuoji, kad tu geriau niekada neturėsi. Niekada neturėsi ir tu esi emigrantas ir eik art kaip emigrantas. Ark, tu tavo vietą, žinai, tu nieko negali daugiau, tik tai tas toks... Čia kaip, žinai, nežinau, per antrą pasaulį. Aš esu žydas, tai aš nieko daug nekovosiu už savo teisės, tegu žudykit mane. Kažką, nes visi taip galvoja. Ir supranti, ir aš kaip pati esu tokia, ne, empowering, tokia motivacinė, žinai, moterim ir man, kas pas mane Amperfit yra, žinot, aš, ta prasme, esu tokia ugninga tuo klausimu, kad tu gali viską, tu gali belę ką padaryti, tu gali siekti. Man iš tikrųjų taip skauda, kad moteris... ar žmonės turi va tą savo tokią lūbą užsidėję. Man gal skauda, man kaip yra gaila. Man gaila, man iš karto toks gailestis. Man gaila, kad tu pats savo žmogaus neleidi turėti geriau. Tu esi emigrantė, eik dirbti, žinai, ir taip emigrantas, ir tu matai, iš karto man tai dzin, žinai, aš tų darbų turiu daug ir įvairius dalykus, daliau savo gyvenimą ir dariau ir darysiu, žinai. Bet aš žinau, kad va tas žmogus, jisai niekada jų nedarys. Jisai niekada neiškils, nes pas jį smegenyse yra, tu esi emigrantas ark, žinai. Tai taip, ir čia gaila, nes galbūt moteris turi talentų, svajonių kažkokių turėjo, bet aš esu emigrantė, reiškia, aš viskas, man į lubas, kiek noriu, tiek. Gal tas emigrantas Lietuvoje turėjo kažkokių tai svajonių, kaip tu sakai. Vis tiek gal moteris talentų turi. Ar talentų, ar kažkokį galų hobį, kažką labai gerai sugeba, bet atvažiavo čia, pavyzdžiui, kaip pavyzdį, nemokėjo anglų kalbos, įsidarbino į fabriką, nes ten nereikia daug tos anglų kalbos. Išmokti esame ir viskas. Ir dabar jinai savo pati nusibrėžė ribą, kad aš niekada nedirbsiu ir neturėsiu nieko daugiau, negausiu paaukštinimo, nes aš esu emigrantas ir emigrantų vieta yra tik tai dirbti ten ant linijos, pavyzdžiui, ne? Arba ten kur nors laukuose, kaip pavyzdžiui, ne? Taip. Bet dirbti tą standartinį emigrantų darbą, tai... Bet kodėl tu žmogaus savo užsibrėži, kaip tu sakai, tas lubas, kad aš negaliu geriau turėti
Nes tiesiog. Ir tiesiog, kad žinai, kas yra dar vienas, kad aš savo neleidžiu aukščiau kilti ir eiti daryti savo talentą, hobį, gal mėgsti, gal judinėti, gal pasidomėti kažkur ir eiti išsiaiškinti, gal čia labai lengva. Kažką, kiekvienas skirtingą turime. Ką tu mėgsti ir ką tu gal gerai sugebi. Ar ten gali ir gaminti. Gaminti kaimynam, rajonų, miestų, ten kokius cepelinus, gal tu esi gera ten gaspadinė kokią nors. Jo, taip. Tu užsibrėži savo, kad ne, aš nieko daugiau nedarysiu ir aš nieko daugiau neturėsiu. Ir tu nedaryk. Bet kodėl tu turi sakyti, kad ir kitas emigrantas turi būti taip pat? Ne, toks supratimas, toks lygis žmogaus yra tiesiog. Ir, žinai, mes galim, pavyzdžiui, daug sakyti, ne, knygas motyvacinės skaitom, ne, ten viską žiūrim, darom, ten, gyvenam, ten turim įvairių tų veiklų, verslų ir taip toliau, ne. Bet, žinai, kaip skirta ir atrodo, jo labai nori, kad tas kitas žmogus susikvėptų, ne, ir kažkaip tai pagautų tą įkvėpimą ir sakytų, aš galiu, žinai. Bet tiesiog kai kuriems žmonėms yra neskirta suprasti. Žinai, ir tu gali duoti ir podcastą, ir knygą. Tiesiog to žmogaus gyvenime jam yra neskirtas to suprasti. Viskas. Nes dažnai žmonės tokie būna apie kažką kitą kalbą, sako, pavyzdžiui, pas mane dažnai, ne, aš trenerė esu, pas mane sportuoja žmonės, sako, kaip norėčiau, kad vyras suprastų, kad reikia rūpinti savim, žinai, kad reikia sportuoti, gerai valgyti, jis vad nesupranta, kaip jisai nemato, kad čia jam sveikata, kad pasitent pilvas, sąnariai jau jam skauda, gal jis vis tiek nesupranta, neieško pagalbos. Atrodo, man taip aišku, ne, kodėl jam neaišku. Ir kartai žmonėms tiesiog 100%. Neduota yra suprasti. Neduota ir jie nesupras. Štai kas man dabar apie tą pačią temą kalbant, aš dabar neseniai supratau ir kažkaip atrodo netgi gal ir kvailai ir taip naiviai nuskambės, bet dabar aš, pavyzdžiui, kad ir vairuoju mašinai, kad ir turi 15 minučių ar ten pusvalandį, man jau klausytis muzikos, ten jeigu radiją žinote, pasižiūri gal kas atsitiko ar kažkokios naujienos, bet jeigu eina šiaip ten muzika ir šneka apie kokį nors ten M1 konkursą, kaip laimėti ten kokią knygą, man jau yra, atrodo, tas 15 minučių vairavimas, klausantis muzikos ar ten kažko, yra, man jau atrodo, aš švaistau laiką, man jau atrodo reikia klausytis podcast'o, nes man reikia kažką sužinoti, nes aš jau švaistau laiką, aš nieko per tą 15 minučių nesužinojau. Taip. Ir eini per tos, sėdant į mašiną, ir eini per tos podcast'us ir žiūri, ką čia paklausyti. Vienas apie santykius, kitas apie investavimą, kitas apie pinigus, kitas apie toksiškus santykius, kitas apie mitybą, kitas apie sportą. Ką tu čia nusišneki, eik dirbti kaip visi emigrantai? Nieko neklausyk. Maivaisi FIFA tu. Pasikėlusi. Eik dirbti, ką čia klausai. Ir ne, žinai, bet toks ir būna aišku, sakau, gal ir nesąmoningai klauso, bet aš tikrai žinau, kad yra daug žmonių, kurie nuklausos to podcast'ų, nes žinai, kaip ir ta muzika atsibosta. Tas pats per tą patį. O pasiklausyti kažkokį... Ko tau reikia, kad mylėt? Pasakyk man, ko tu nori. Ir klausytis podcastų, galų vairuojant į darbą ar kažkur pusę valandos pasiklausyti, kaip emigrantai šneka, kaip yra su to mokesčių susigrąžinimu, negrąžinimu. Tai turbūt žymiai daugiau naudos perklausyti, kad ir pusę ar esmę, bet tai bus tau geriau negu ir pagaliau supratau, apie ką, kodėl čia žmonės susimaišo ir nusišneka. Kodėl jo, vat? Jo, nes dažnai žmonės taigi ir sako, aš išvažiavau ir aš susigrąžinau visus mokesčius. Tu gal tu viską ir teisingai padarai ir tau grąžino tus mokesčius, bet tu žmogelį nesupranti, kad tau negrąžino visų mokesčių, tau grąžino tik permokėtus. Ką tu permokėjai. Ir tu tiesiog pasakėjai paprastai savai žodžiais, man grąžino visus mokesčius, tu skleidi blogai pateiki lietuviam. Tiesiog net tai pasakė ir, taip gavosi. O kai pasakai, aš susigrąžinau visus mokesčius, jeigu logiškai pagalvojus, kiek tu pragyvenai metų ir tau ten grąžino 3000 svarų, tai tu per 2 mėnesius sumoki tos 3000 svarų. Tai tu tikrai tau negrąžino visų mokesčių. Žinai, kai pagalvotum, jeigu sakai, man grąžino visus mokesčius, pagalvojus, kiek tu metų išdirbai, pažiūrėjus vieną peislipą ir padaugink iš tų metų, ten tos 100,000 sumas toli. Būtų labai gerai. Čia vien dėl to aš išvažiuočiau. Sakyčiau, žiauriai, reikia pinigų, išvažiuoju iš šūkiai. Ir grįžtų į... Po to grįžtų, vėl pradeda dirbti. Taip gyveni toks mokesčių vengėjas. 10 metų padirbi, vėl pasiemi, vėl grįžti. Po pertrauką. Po pertrauką kitoj šaly padirbi, vėl susigrąžini. Taip ir varai. 10 metų Vokietijoje, 10 metų Lietuvoje, 10 metų UK. Ir iš vienos išvažiuoji su grąžiniu mokesčius.
Ir dirbi toks. Kita nuvažiuoja, Būtų tax free man. Tax free man. Darbuotojas, Jo, tai vat. O jeigu dar turėsit kokių klausimų, arba neaiškiai pasakėm, arba informacija galų gali pasikeičia, gal ir formų viskas kitaip gali būti. Aš visą laiką sakau, nerašykit jau šitais klausimais mum, nes mes viską perteikėm iš government puslapį, iš valstybinio puslapio, kas ten parašyta apie tą mokesčių susigrąžinimą. O jeigu jūs norit išsiaiškinti kažką, nes jums kažkas buvo ar gaut kokį laišką, kas susijęs su jūsų mokesčiais, rašykit info konsultanciją, ne? Taip, info jie buhalteriai pasijungs, pažiūrės jūsų asmeninę situaciją. Paaiškės, taip. O jeigu jūs kažką tai nori daryti su draudimais, būsto pirkimais, namais, susitvarkit mokesčius, sumokėt skolas, permokėtus mokesčius gavot, turit lišną pinigų. Gal ką čia daryti? Gal pirkti namą, gal pagalvoti reikia apie draudimą pas Robertą. Pas Robertą į NT Financial Services viską išaiškins, padarys jums, viską padarys. O jeigu jūs nedirbat kaip visi emigrantai ir turit kažkokį tais verslą, kaip jūs drįstat taip daryti, bet jums reikalinga, jeigu turit ir jums reikalingas labai gražus websaitas, internetinis jūsų puslapis, taip, kaip emigrantes.co.uk, kur jūs matote mūsų nuostabius veidelius, galite susirasti mūsų socialinės medijas, mūsų rėmėjus, sužinoti, kokios išeis laidos ateityje, tai jums reikėtų tokio žmogaus kaip Raimondas, ne? Ir jo visus rekvizitus irgi galite rasti tiek tenais, tiek po mūsų podcastais, tai susisiekite su juo. Mūsų Facebook'e yra visur, pakapstykit, būkit visi mūsų rėmėjai bus, plus mūsų internetiniam puslapį yra visi mūsų rėmėjai, jeigu kažką atsimenat, kad minėjom, reklamavom, galit pasižiūrėti, pasiklausti. Taip. Ir taip, mūsų ta tokia, man labai patinka galvoti, ne tai, kad šiaip labai patinka. Dažnai mėgstamiausia veikla šiaip mano galvoti yra. Bet atvirkščiai aš mėgstu negalvoti. Negalvoti, irgi gerai negalvoti. Vaikštai kaip daržovė ir negalvoju, kad reikia pasukti į dešinę ir vietoj sieną. Reikia kartais turėti laikų, kada tu negalvoji, ne? Tai vat, bet jeigu jūs iš tikrųjų aš mėgstu galvoti apie tą mūsų nereklamą, apie tai kaip ne apie reklamą, o apie rekomendaciją, nes mes iš tikrųjų rekomenduojam daug labai fainų žmonių, tokių, kurie iš tikrųjų yra labai naudingi mums emigrantams, mums kaip asmenybėms, susiję, tai kažką mums gali... Anksčiau ir vėliau dažniausiai prireikia. Jo, arba yra fun, kai buvo kompeticijos, tikrai labai smagu ir aš toliau tiesiu, vis bandau laimėti. Aš jau irgi nusipirkau biletėlių. Jo, tų biletėlių, tai ten užeikit, iš tikrųjų ir tik tokas fans pas vis. Azartas pagauna. Jo, ten daug visokio, ar danguolė mus, kuri parėmė šitaip fainai, apie tas likimo matricas. Tikrai. Ir mes nereklamuojam, mes rekomenduojam. Ir rekomenduojam visus tokius žmonės. Žodžių žaismas. Jo, kur mes pačios tikim, pačios matom. Pačios išbandėm. Pačios išbandom, visą laiką išbandom. Čia jau dabar šiuo metu išbandinėjom kitus produktus, kurie ateis. Tai žiūrėkit, jeigu pagražiau atrodom. Kodėl? Laukite žinių. Viskam savas laikas, nepergyvenkit. Bet viską mes išbandom, viską mes žiūrim, pertikrinam, perdarom, kad jūs galėtumėt pasitikėti tą mūsų nuomonę. Ačiū, kad jūs ją pasitikėt. Ačiū, kad jūs pasitikėt mumim. Kad jūs žiūrit mus. Visą laiką dėkojam, kad jūs žiūrit mus, kad jūs dalinatės tą informaciją su kitais. Ir jeigu tik tai įmanoma, visą laiką prašom, po komentarais YouTube'ės mūsų po šituo video padėkit ar taškiuką, ar liuksiuką, ar širdutę, ar šauktuką galų gale. Belenkokį žodelį parašykit, ar ačiū, ar nusišnekat, arba eikit dirbti. Belenkokis komentaras mums padeda augti, tobulėti, daugiau žmonių pamatyti, kas yra tos emigrantės, apie ką tai yra, apie ką mes esam. Taip. Nes gal jum tai ir yra... Gal eisim dirbti. Jo, gal sulauksit. Uždarys mumis, gal stiksim darbę kur nors. Bet gal jum tuo metu šita tema ir nėra aktuali, bet jums pasidalinus ir daugiau žmonių pamačius, gal kitam žmogui ta tema yra labai, labai aktualiai reikalinga. Gal jūs dabar peržiūrėjot šitą laidą, podcastą
ir jums visiškai nėra jokių problemų su taksais, nes jūs dirbat 20 metų toje pačioje darbovietėje ir net savo galvos nesukat. Bet gal pasidalinus jūsų kažkoks žmogus iš jūsų draugų rato, ar kitoj platformai pamatys, sakys, kaip gerai galiu šitiem parašyti, nes kaip tik gavau laišką iš mokesčių inspekcijos su bauda kokia nors. Aha. Tai jūs nežinot, kam galit padėti, jeigu nieko, kaip sakant, nieko nedarai, niekur nesigauna, ne? Taip. Tai visi tie maži žingsniukai padeda ne tik tai mums tobulėti ir daugiau daryti, daugiau tų temų kurti, daugiau informacijos ieškoti, daugiau tų rėmėjų, kurie nori, kaip sakyti, prasinešti, kad jie tokie yra, kad jie padeda emigrantam, kad jie nori padėti lietuvių kalba jums spręsti jūsų problemas ir visus klausimus. Tai belenkoks mažas žingsnis iš jūsų yra labai, kaip sakyti, svarbus. Labai vertinimas, svarbus ir didelis dėkui už tai. Taip, iš tikrųjų, aš visą laiką sakau, žinai, dar kartais ten sako, ten jos įsižeis už blogą komentarą, mes niekada neįsižeidžiam, mes niekada nepykstam, mes visada dėkojam. Sakom, ačiū už jūsų nuomonę. Ja. Niekada nebus taip, kad 100%, kad visas 100% žmonių sakys šaunuolis. Jeigu kažkam nepatinkam, absoliučiai visi pasaulio žmonės žino, kad tu visiems neįtiksi. Jūsų problemas, ne? Jo, ir viskas. Mes savo patinkam. Ir jūs mums patinkat. Jo. Ir mums visi patinka, mes visus mylim. Mes pozityvios, mes norim lietuviam padėti, papasakoti aktualias susijęs sistemas. Taip. Tai, manau, nesustosim dar to daryti, ne? Nesustosim, varysim. 3 sezonas puikiai išsivažiavęs. Mes jau net 4 turim idėjų. Tai planai vyksta, kaip tik čia prieš podcastą jo pašnekėjom apie sekančius žingsnius, emigrančių plėtrą tokią, ne? Tai... Jo. O dabar susitiksim po 2 savaičių vėl su nauja tema, naujais reikaliukais. Taip. O dabar ačiū dar kartelis už viską, ką jūs darote, už komentarus, kad dalinatės mūsų video, už visus gerus, blogus komentarus ir iki kito karto, ne? Iki kito karto. Iki.